Tūkstantis elektriniečių ir pradėkime reportažą nuo to, nuo frazės tos LRT laidos, kas rytą įkvėpiu ir pagalvoju, kaip šiandien yra gera. Suprantat, bet čia ne apie tos žmonės, kuriuos kalbina, čia apie žurnalistus ir apskritai apie elektrinės savivaldybės valdžios tą tokį propagandistinį platinimą, kaip reikia visai džiaugtis, bet tai juk viskas atrodo hochmiškai ir juokingai. Tie žmonės, kurie kalbinti laidoj, jiegi fiziniai asmenys, jie ten reikia kontekstą, tą plonybę, supranti, tu šneki taip toliau. Ir žurnalistai redaguoja. Kodėl jie būtent pasirinko šitą pavadinimą? Taip, laidos pavadinimas, toks straipsnio pavadinimas. Juk tai jis puikiai supranta, kad pas mus Duokės sąvartynas, kodėl aš sakau puikiai supranta ir turi suprasti. Apie tai daug rašyta, apie tai daug kalbėta, pliusgi jau išvados yra, apie tai mes būtinai dar pakalbėsim. Nustatyti pažeidimai, nustatyti kvapai, nustatyti viršytos normos, tai reiškia ir sveikatai kažkoks tai poveikis yra, tai? Ir tai mums yra opus klausimas ir jau valdžios mylėtojai šito neigti jau negali. Taip, bet suprantat, visi šitie propagandistiniai dalykai tokie kaip vat gera, vat gražu, reikia džiaugtis. Skamba taigi juokingai, nes pratinami esame mes. Visi, suprantat, susitaikyti ir nepykt. Ant valdžios sprendimų nepykt, lyg tai ne nuo jų tai priklauso. Bet pažiūrėkit, ko mes turim džiaugtis. Kad sąvartynas smirda kas antrą dieną, mes galim džiaugtis. Ne kasdieną, yra ko pasidžiaugti. Tu įsivaizduok, sakytų, o tau vat kasdieną smirda. O tau geriau, ar tau kas antrą smirda, a? O taip. O pavyzdžiui, banko nėra. O kodėl tu gali pasidžiaugti? Kodėl pasidžiaugti? Nes ir pas kaimynas nėra. Va taip, susiklostė. Ir pas kaimynus nėra. Čia visų taip. Čia tendencijos. Yra ko pasidžiaugti. O ligoninės, iš vis ligoninės galėtų pas mus nebūti. O dabar džiaukitės, turit nors iki 5, bet turite. O ir iš vis galit pasidžiaugti, kai susirgs vaikas, vaikų skyriaus nėra. Taip, jūsgi į Trakus taipgi nenuvažiuotumėte, o vaikas susirgs. Nuvažiuojate į Trakus, pamatysit pilį. O prie to pačio galit pasidžiaugti. O kada taip į Trakus nuvažiuot? Ir į Vilnių papildomai nuvažiuosi, kai vaikas susirgs. Irgi kelionė. O ko tau? A kelionė tau blogai? Ką? Pasakyk man, o kelionė tau blogai? Ne, neblogai kelionė. Tai ko tu tada nori? Tai pakrantės, tugi buvo šabakždynai, tengi augo šabakždynai, o kaip tau geriau šabakždynai? Negerai šabakždynai, taip? Tu sakai, negerai šabakždynai. Va, matai? O valdžiagi kaip tvarko šabakždynais, pardavė pakrantės ir užstatys namais. Argi blogai? Šabakždynaigi buvo ir jau nusileidžia, reikia džiaugtis. Ten buvo šabakždynai. O taip visko galima džiaugtis, tai ežeras matosi, kažkas iš vis gyvena net ne prie ežero, iš vis yra miestų, kurie neturi ežero. Tu džiaugis, kad čia yra ežeras. Apskritai jau nes kiti tuo negali pasidžiaugti. Tu sakai, bet tu nuo namų ežerą nesimatys. Džiaugis, kad giedra. O kai giedra žvaigždės matosi, tugi nepaneigsi. Džiaugis giedra, žvaigždės matai. Suprantat, ir taip tu čia gali džiaugtis viskuo. Čia labai daug džiaugsmo. Beprotiškai daug džiaugsmo. Moskiečius valdžia išnuomavo. Matotgi, kaip pasakė, kad į ilgalaikį balansą neįtraukti, kas yra visiška absurda ir frazė. Bet reikia džiaugtis. O taip gulėtų skiečiai šitam ilgalaikiam balanse, a? O čia išnuomavo. Džiaukitės. Gudrus, protingas labai sprendimas. Reikia džiaugtis. O takelius, kad šleivai daro. Apskritai, tu džiaukis, kad juos daro. Suprantat, kitaipgi tai niekas nepadarytų. O tu čia dabar burbi. Tau daro negerai, nedaro tau negerai. Džiaukis. 60 milijonų, kad mes visi sunešame eurų. Tai ko tai valdžia? Džiaukitės. Mesgi kontroliuojam, džiaukitės. Už mūsų pinigus da. Suprantat, tai čiagi ir šildymas pabrango 25%. Džiaukis, kad ne 50. O tau geriau 50 ar 25, a? Sakai, ne, geriau 25. Va ir džiaukis. O galėjo pabrangti 50, kad tu džiaugsmo gyvenime nematai. Suprantat, jie eis iki visiško šito absurdo ir čia iki galo. Be krašto. Čia, suprantat, čia yra pratinimas žmonių, ieškoma silpnų, tokių asmenybių, silpnų žmonių ir valdžios ta propaganda, jinai eina dideliu srautu, jinai platinama dar, suprantat, iš lūpų į lūpas, yra žmonių patvirtinama, menkinami tie žmonės, kurie
kovoja už gyventojų interesus, bandoma juos apšmeižti, bandoma su jais susidoroti, visokiais įvairiausiais būdais, tik kad išlikti valdžioje ir savo sprendimus pateisinti labai paprastai. Visi džiaugitės. O jeigu mes dar pašnekėsim, o jeigu kažkoks sprendimas iš jų iš rankų sprūsta, jie tada bando jį savo pasisavinti. Kaip va, beje, su sodų bendryje Šviesa. Jiegi savo pasisavino, tai? O mesgi visi žinom, mes dar apie tai pakalbėsim. Kad čia viskas dėkui pirmininkiai, kuri nenuleido rankų Julijai Ašmenienei ir kuri pakovoja už tai. Bet valdžia net savo pranešime jos net nepaminėjo. Džiaukitės, suprantat? Džiaukitės viskuo, džiaukitės žmonės, laimingai gyvenkit, džiaukitės, kad valdžia dar jums leidžia kvėpuoti, kad ežeras apskritai yra dar toj sugalvos. Džiaugtis reikia. Liūdna, kai tokie dalykai vyksta, jie atrodo tik tokie smulkus, atrodo tokie nekalti, bet jie daromi ne šiaip savo, nes, tai dalį žmonių veikia. Juk tai dalį žmonių veikia. Suprantat? Ir, taip yra. Kad dalis žmonių tiki šitų briedų, psichologiškai taip yra programuojami, psichologiškai nusileist, ne visi yra iškalbus, ne visi turi argumentų, ir su banda atrodo saugiau, geriau, o valdžiagi bando sudaryti tokią, kad jie čia banda tą valdo, bandos vadas, jūs su mumis, o čia tai su jais, tai suprantat, ir kai žmogus yra silpnesnis ir iškalbos ir argumentuose, jis psichologiškai yra palaužiamas daug lengviau. Todėl vaikus rūpinkitės, kad kuo mažiau vaikai turėtų ir anūkai kompleksų, būtų kuo daugiau iškalbesni, socialiai bendrautų daugiau, tai yra labai svarbu, tai yra iš tikrųjų raktas į sėkmę. Tai ką, ačiū visiems ir iš tikrųjų reikia džiaugtis gerais dalykais, reikia džiaugtis šeimą savo, reikia džiaugtis, kad mes turim vienas kitą, kad bendruomenė atbunda, bendruomenė atgyja, kad yra 1000 elektriniečių, yra vis daugėja žmonių, kurie pakovoja už savo interesus ir mes tikrai turėsim ko gyvenime pasidžiaugti tokiais dalykais, kaip valdžia norėjo pastatyti ant Sabališkių kapinių biokuro katilinę, o 1000 elektriniečių ir gyventojai atstovėjome savo nuomonę ir mes dar atstovėsim ją ne kartą, o tik laiko klausimas, kada mes paimsime vadžias į savo rankas ir tikrai džiaugsimės realiais dalykais. Ačiū visiems. Iki.